Sveiki, mėly žiūrovai. Jūsų dėmesio į svarbiausių geopolitinių įvykių apžvalga saugumo vektoriai. Šį kartą jūsų dėmesio į dvi temos. Detaliai paaiškinsiu apie Irano ir Jungtinių valstijų sudarytą susitarimą ir 14 punktų planą. Ar tai reiškia, kad Amerikai teko nuryti karčią piliulę ir pripažinti, kad Irano nepavyko parklupdyti ant kelių? Ir kaip keisis pasaulio ekonomika? Ar tikrai galime džiaugtis, kad Hormūzo sąsiauris jau atblokuotas? Antroje dalyje kalbėsiu apie Didžiosios Britanijos karinę ir politinę agoniją. Mat atsistatydinus Britų gynybos ministrui paaiškėjo premjero Keiro Starmerio veidmainystė ir tragiška Jungtinės karalystės kariuomenės būklė. O juk ši kariuomenė yra įsipareigojusi ginti Baltijos šalis. Bet pradėkime nuo Amerikos ir Irano. Per savo gimtadienį Donaldas Trumpas parašė socialinėme tinkle: "Sanderis su Irano Islamo Respublika baigtas. Sveikinu visus. Atveriu Hormūzo sąsiaurį be jokių mokesčių ir panaikinu Jungtinių valstijų jūrų blokadą. Pasaulio laivai, užveskite variklius, tegul teka nafta", rašė Donaldas Trumpas socialinėme tinkle. Tai skambėjo kaip pergalė, skambėjo kaip didžiosios derybos baigtos vienu rašiklio brūkštelėjimu. Vėliau jau Prancūzijoje Versalio rūmuose, ten, kur kažkada buvo pasirašyta Pirmąjį pasaulinį karą užbaigusi sutartis, Trumpas atsisėdo šalia Makrono ir pasirašė popierinį dokumento egzempliorių. Padavė rašiklį Marko Rubio. Salė plojo. Stebėtojai vėliau svarstė, ar Makronas, ieškantis savo palikimo, viso šito teatro nesurežisavo iš anksto. Bet pažiūrėkime atidžiau, nes tarp to, ką Trumpas skelbė, ir to, kas iš tikrųjų pasirašyta, žioji praraja. Ir ta praraja mums svarbesnė nei bet kam Vašingtone. Karas prasidėjo vasario 28-ąją, truko 106 dienas. Žuvo apie 3,5 tūkstančių iraniečių ir 13 amerikiečių. Buvo išleista $10 milijardų, išeikvota didelė dalis tiksliosios amunicijos. Ir visa tai, kad gimtų vieno puslapio dokumentas, kurio ne vienas pradinis tikslas neįgyvendintas. Šiandien aiškinamės 3 dalykus, kas iš tikrųjų yra tame 14 punktų plane, kas laimėjo šitą karą ir šias derybas. Ir svarbiausia, ką visa tai reiškia mums, kai už mūsų sienos sėdi kitas režimas, atidžiai stebintis, kaip vakarai užbaigia karus. Pradėkime nuo paties dokumento, nes apie jį daug kalbėta, bet mažai paaiškinta. Karas prasidėjo su aiškiu tikslu. Amerika ir Izraelis ėmė bombarduoti Iraną. 40 dienų smūgių, 1000 antskridžių. Norėta sunaikinti branduolinę programą, sutriuškinti raketas, nuversti režimą. Trumpas reikalavo besąlyginio Irano pasidavimo. Po 106 dienų gimė ne pasidavimas, o vieno puslapio 14 punktų supratimo memorandumas. Tarpininkavo Kataras ir Pakistanas. Pasirašytas elektroniniu būdu, paskui dar ir popieriuje Versalyje. Išskaidykime jį į 4 blokus. Pirmas blokas – tai karo pabaiga. Pirmieji 3 punktai. Nedelsiant ir visam laikui nutraukiamas karas visuose frontuose, įskaitant ir Libaną. Abi pusės įsipareigoja gerbti viena kitos nepriklausomybę ir teritorinį vientisumą, nesikišti vidaus reikalus. Per 60 dienų turi būti pasiektas galutinis susitarimas. Atkreipkite dėmesį į vieną žodį – Libanas. Į planą įrašyta, kad karas baigiamas ir ten, o tai reiškia, kad Izraeliui faktiškai uždedamas apynasris kovoje su Hezbollah. Wall Street Journal tai pavadino itin kontroversišką nuostatą Izraeliui. Izraelis šito dokumento nepasirašė, bet jis jį saisto. Štai jums ir pirma keista detalė. Susitarimas, kuris saisto valstybę nesidėjusią prie derybų stalo. O antrame punkte dar viena ironija. Trumpas su Netanyahu karą pradėjo ragindami iraniečius nuversti režimą. Dabar tas pats dokumentas įpareigoja Ameriką nesikišti į Irano vidaus reikalus. Reikalavimas nuversti valdžią virto pažadu jos neliesti. Antrasis blokas liečia Hormūzo sąsiaurį. 4 ir 5 punktai. Jungtinės valstijos nedelsiant nuima jūrų blokadą ir per 30 dienų atkuria laivybą iki prieškarinio lygio. Iranas savo ruožtu užtikrina prekybinių laivų praplaukimą ir per 30 dienų išvalo minas, kurias pats primėtė. Štai čia viso karo centras. Iranas šitą sąsiaurį uždarė, per jį prieš karą plaukdavo 5% viso pasaulio naftos ir dujų. Iranas tą kraną užsuko ir laikė užsukęs daugiau nei 100 dienų. Ir būtent grįžtama prie to, kas buvo iki karo. Trumpas dabar visą tai vadina laimėjimu. Trečias blokas – pinigai. Jungtinės valstijos su regiono partneriai sukuria mažiausiai $300 milijardų fondą Irano atstatymui. Amerika panaikina visas sankcijas ir nedelsiant Jungtinių valstijų iždas išduoda leidimus eksportuoti Irano naftą su visomis lydinčiomis paslaugomis, bankininkystė, draudimu ir transportu. Staptelkim ties 7 punktų, nes ten parašyta ne branduolinės sankcijos, ten parašyta visų rūšių sankcijos. Įskaitant Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijas, įskaitant
pirminės ir antrinės Jungtinių valstijų sankcijas. Vokiečių Die Welt tai paaiškino aiškiausiai. Tai sankcijos ne tik už branduolinę programą, bet ir už žmogaus teisų pažeidimus, už terorizmo rėmimą bei regionų destabilizavimą. Ypač svarbios antrinės sankcijos. Jos veikia ne tik patį Iraną, bet ir visus, kas su juo prekiauja. Būtent jos pavojingiausios, nes nedaug bendrovių ar šalių gali atsisakyti ekonominių ryšių su Jungtinėmis valstijomis. Jei jų nebebūtų, Iranas visiškai nusimestų valstybės stigmą ir gautų daugiau nei davė Obamos 2015 susitarimas, pagal kurio raidę turėjo būti atšauktos tik branduolinės sankcijos. Ketvirtas blokas – branduoliniai susitarimai ir įšaldyti pinigai. 8 punktas sako, Iranas dar kartą patvirtina, kad niekada negamins branduolinio ginklo, o 11 punktas sako, kad atšaldomi įšaldyti Irano pinigai, kurių užsienyje nuo 24 iki 100 milijardų dolerių priklausomai nuo to, kas ką skaičiuoja. Ir dabar, kas liko už kadro? Raketos ir proksi grupuotės. Iranas 40 metų finansuoja Hezbollah, Irako grupuotės Hučius. Per šitą karą tos raketos ir ginklai pasirodė esą jo vienas iš veiksmingiausių kalavijų ir ginklų. Apie juos plane nė žodžio. 13 punktas tiesiog apriboja antrojo etapo derybas likusiais straipsniais, paliekant raketas ir grupuotės nuošalyje. Šitas sanderis grąžina padėtį į tą, kuri buvo iki karo. Hormuzas vėl atsidaro. Iranas vėl pardavinėja naftą, tik su viena esminė išlyga. Iranas gauna konkrečius apčiuopiamus dalykus, o Jungtinės valstijos gauna pažadus. Ta pasakė net Bloomberg ekonomistai, mainai netolygus, Teherano laimėjimai gausus ir nauji, o Vašingtonas tik susigrąžina tai, ką turėjo iki vasario mėnesio. Imkim, kad ir 8 punktą, tariamą Trumpo trofėjų. Iranas niekada neturės branduolinio ginklo. Skamba gražiai, bet ekspertai sako, kad jis bevertis. Iranas tą patį žadėjo 10 kartų per dešimtmečius. Vienas vokiečių analitikas tai pavadina praktiškai nieko nereiškiančių sakinių. Vakarų žvalgybos baiminasi ne to, kad Iranas pasirašys popierių. Baiminasi, kad jis turės viską. Medžiagas, technologijas, žinias, kad bomba galėtų pasidaryti per kelias savaitės, kada tik tai panorės. Tai atgraso lygiai taip pat kaip tikras ginklas ir jokie pažadai jos nepanaikina. O dabar subtilybė, kurią dauguma praleidžia. Tame pačiame punkte įrašyta, kad galutinis susitarimas atsižvelgs į Irano branduolinius poreikius. Tai Irano kalba, tai reiškia teisę pačiam sodrinti uraną savo žemėje. Būtent tas klausimas, ar Iranas gali sodrinti, yra viso dešimtmečiais trukusio ginčo širdis. Pagalvokit, dauguma pasaulio valstybių naudojančio branduolinę energiją sodrinto urano tiesiog perka užsienyje. Joms nereikia savo sodrinimo, bet jei Iranui formaliai pripažįstami branduoliniai poreikiai, jei jam paliekama teisė sodrinti pačiam, jis išlaiko ir įrangą, ir specialistus reikalingus kariniai programai, bet kada atnaujinti. Ir Iranas šitą argumentą prastūmė į dokumentą po 40 dienų bombardavimo. Tas pats su uranu. Iranas turi daugiau nei 9000 kg sodrinto urano, iš jų 440 kg sodrinti beveik iki branduolinio ginklo lygio, tiek, kad užtektų maždaug 10 branduolinių užtaisų. Plane numatyta tą medžiagą bent jau atskiesti vietoje, prižiūrint Tarptautiniai atominės energijos agentūrai. Bet net Trumpas spaudos konferencijoje pareiškė, kad jam nelabai rūpi išgabenti tas urano atsargas iš šalies. O Obama 2015-aisiais urano atsargas išvežė. Tas pats su Hormūzu. Plane parašyta apie nemokamą praplaukimą, bet tik 60 dienų. O Irano vyriausiasis derybininkas, parlamento pirmininkas Halibafas valstybiniai televizijai pasakė tiesiai. Sąsiauris niekada nebegrįši prieš karinę būklę ir natūralu, kad imsime mokestį už paslaugas, kurias teikiame. Iranas turi teisę į Hormūzo sąsiaurį, pridūrė jis. Trumpas sako, kad sąsiauris amžinai liks be mokesčių. Iranas sako, kad mokestį imsime. 2 sandėriai ir 1 dokumentas. Net Irano naujienų agentūros prieštarauja Baltiesiems rūmams dėl to, ką iš tikrųjų sutarė. Štai jums visa esmė. Tai ne taikos sutartis, tai susitarimas dėl to, kad bus deramasi toliau. Sunkiausi klausimai – uranas, sankcijos, Libanas ir raketos atidėti 60 dienų. Ir dar viena šešėlinė figūra kabo virš viso šito dokumento – tai Barackas Obama. Atsiminkime, Trumpas metus vadino Obamos 2015 branduolinį susitarimą blogiausių sandėrių istorijoje. Galbūt jis toks ir buvo. Tada pasitraukė iš jo per pirmąją kadenciją, tyčiojosi iš to, kad Obama Iranui grąžino $1,700 milijonų grinaisiais.
O kuo baigėsi dabar? Trumpas dabar žada grąžinti gerokai daugiau. Kalbama nuo 24 milijardų. Žada panaikinti sankcijas ir leisti sodrinimą. Pats Obama dėl to neištverė ir replikavo. Abejotina, ar koks nors naujas susitarimas bus reikšmingai geresnis už tą, kurį jau turėjome. Konservatyvusis National Review pavadino tai galimų pažeminimų po visos prezidento karinės retorikos. Britų The Telegraph antraštė buvo dar žiauresnė - tai pažeminimas. Skirtumas tik vienas ir esminis. Obamos sandėris buvo detalus techninis su priežiūros ir patikros mechanizmai. Šitas, vieno eksperto žodžiais tariant, atrodo sulipdytas per žinutes telefone. Ir dar viena detalė, kurią verta pasakyti garsiai. Iranas reikalavo, kad dokumentą pasirašytų patys aukščiausi abiejų šalių vadovai. Sąmoningai. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas paaiškino, kodėl. Jei pasirašo prezidentai, tai pažeidimas kainuotų brangiau. Iranas, kuris jau 2 kartus buvo išdurtas derybų metu, nebepasitikė niekuo išskyrus aukščiausiosius vadovus. Kad suprastume, kas čia įvyko, reikia pamatyti, kaip šitas dokumentas gimė. Nes tai pasakojimas ne apie galią, tai pasakojimas apie nuovargį, nepasitikėjimą ir nulatinį balansavimą ties naujo karo riba. Trumpas nuo kovo mėnesio maždaug 40 kartų skelbė, kad sandėris jau čia pat. 40 kartų. The Economist tai suskaičiavo. Šį kartą po visų tų kartų jis pagaliau buvo teisus. Bet kelias iki to buvo chaotiškas. Vienas lūžio taškas įvyko gegužės viduryje. Darybos po balandžio paliaubų buvo įstrigusios. Trumpas perspėjo, kad paliaubos įstrigusios, o naujausią Irano pasiūlymą pavadino šiukšlių gabalu. Grėsmė grįžti į karą augo. Iki tol Kataras vaidino antraeilį vaidmenį. Pirmavo Pakistanas. Netikėtas pasirinkimas kartu su Egiptu ir Turkija. Bet Pakistanas turėjo vieną kozirį - feldmaršalo Asimo Muniro ryšį su Trumpu. Būtent Pakistanas padėjo pasiekti balandžio paliaubos, po kurių įvyko aukščiausiojo lygio tiesioginis Jungtinių valstijų ir Irano derybos nuo 1979. O kai paliaubos pakibo ant plauko, Vašingtonas paprašė Dohos įsikišti rimčiau. Ir prasidėjo savaitės beprotybė. Kataro delegacija skrido į Teheraną, slapta, per Turkiją, kad niekas nepastebėtų. Nes Iranas per karą buvo apšaudęs ir pačius Persijos įlankos Kataro kaimynus, smogęs net $20 milijardų vertės dujų terminalui Raslafane. Įsivaizduokite sceną. Tarpininkai sėdi Teherane, dėlioja susitarimo kontūrus ir tą pačią dieną Trumpas paskelbė savo Truth Social tinkle, kad laikrodis tiksi. Kitą dieną jis pareiškė atšaukęs rytdienai suplanuotą Irano puolimą. Kataro, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų lyderiams paskambinus ir paprašęs nelaikyti piršto ant gaiduko. Trumpas norėjo sandėrio per dieną, Iranas norėjo proceso, savaičių, mėnesių, metų. Vienas diplomatas pasakė, kad Iranui reikėjo, jog susitarimas atrodytų teisėtas, kad jų sistema nepasirodytų tiesiog kapituliavusi. Didžiausia problema buvo pasitikėjimas, tiksliau jo nebuvimas. Iraniečiai buvo labai įtarus, juos amerikiečiai ir izraeliečiai išdūrė jau 2 kartus, derybų įkarštyje. Pirmas iki prieš pernykštį 12 dienų karą, antrąjį, kai vasario 28-ąją prasidėjo naujausias konfliktas. Tarpininkų darbas buvo ne tik suderinti tekstą, kiek nuo nulio sukurti minimalų pasitikėjimą tarp 2 mirtinų priešų. O kaskart, kai atrodydavo, kad jau čia pat, kažkas viską sugadindavo. Tai Trumpas grasindavo naujų puolimų, tai 2 vakarų valstybės įspėdavo tarpininkus, kad Izraelis ruošiasi smogti ir Katarui tekdavo karštligiškai skambinti prašant garantijų, kad Izraelis nepultų, kol jų komanda Teherane. Tai Netanjahu bombarduodavo Beirutą ir Iranas suspenduodavo derybas. Tai būdavo numuštas amerikiečio Apache sraigtasparnis ir Trumpas prisiekdavo atsakyti. O gegužės 22-ąją tarpininkai grįžo į Teheraną. Prie jų prisijungė Pakistano kariuomenės vadas feldmaršalas Muniras. Valandas jie kalbėjusi su Irano derybininkais Halibafu ir užsienio reikalų ministru Arakči. 3 svarbiausi klausimai - Irano reikalavimas visam laikui užbaigti karą, pažadas aptarti urano atsargų perdavimą ir Hormūzo sąsiaurio likimas. Iranas pagaliau sutiko įsipareigoti aptarti urano atskiedimą ar perdavimą, o Jungtinės valstijos mainais sutiko su laipsnišku sankcijų švelninimu, priklausomu nuo derybų pažangos. Bet ir tada iraniečiai nepasirašė. Iraniečiai labai kruopštūs derybininkai, jie tikrina kiekvieną žodį ir derasi dėl jo prasmės, sakė vienas iš derybų dalyvių. O Halibafas ir Arakči su Irano centrinio banko vadovu skrido į Dohą deryboms. Paskui Kataro tarpininkai lėkė į Miami pas Vitkofą ir Kušnerį įtikinėti, kad reikia skubėti. Paskutinis postūmis vyko per Trumpo jubiliejų 17 valandų derybų Teherane. Tarpininkai kelis kartus grasino išeiti, kai iraniečiai vėl ir vėl reikalavo pakeisti formuluotės. Vienu metu jie stabtelėjo.
pažiūrėti futbolo rungtynių iš pasaulio čempionato Amerikoje. Ir tada Netanjahu vos nesugriovė visko, kai Izraelio antskrydžiai vėl smogė pietų Beirutai. Bet šį kartą tai atsisuko prieš patį Netanjahu. Trumpas pareikalavo, kad Izraelis sustotų, o Iranui pasiūlė paskutinį saldainį. Jungtinės valstijos nedelsiant nuims blokadą vietoj laipsniško 30 dienų pasitraukimo. Pakistano premjeras Šehbazas Šarifas paskelbė apie susitarimą likus kelioms minutėms iki 1 valandos nakties Teherano laiku. Ir dabar pats svarbiausias daugelio keliamas klausimas – kas laimėjo? Artimųjų rytų ekspertai tvirtina, kad laimėjo Iranas. Ne todėl, kad būtų stiprus. Iranas išėjo iš šito karo apdaužytas, kruvinas ekonomiškai išsekintas. Žuvo apie 3,5 tūkstančių civilių. Žuvo aukščiausiasis vadovas Ajatola Ali Khamenei, sugriauta infrastruktūra, sudaužyta pramonė, sunaikinti svarbiausi karinės gamybos objektai. Bet karas turėjo aišku tikslą – pakeisti režimą arba priversti jį nusileisti. Neįvyko nei viena, nei kita. Atvirkščiai. Režimas išgyveno ir sutvirtėjo. Sosto perdavimas iš nužudyto Khamenei sūnui Močtabai įvyko sklandžiai. Įdomu tai, kad karinė perdavimo įtampa net sumažino frakcijų rietenas, kurios būtų galėjusios įsiplieksti taikos metu. Naujieji vadai jaunesni, bet kietesni, kerštingesni. Buvę pragmatikai nustumti į šoną. Valdžią perėmė revoliucijos gvardija. Vienas režimo žmogus pasakė frazę, kurią verta įsiminti. Jungtinės valstijos padarė didelę klaidą, pažadino miegantį drakoną. Mes sumokėjome milžinišką kainą, bet aktyvavom pajėgumus, kuriuos anksčiau bijojome panaudoti, sakė vienas iš Irano pareigūnų. Ir žinoma, turėjo galvoje Hormūzo sąsiaurį. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Rubio pats jį pavadino Irano ekonominę atominę bombą. Pagalvokit, ką tai reiškia. Iranas atrado ginklą, kuris atgraso geriau nei branduolinė bomba. Patikimiau, iš karto panaudojimą. Jis gali bet kada užsukti 1/5 pasaulio energijos. Ir pasaulis to neištveria. Agentūra artima revoliucijos gvardijai pareiškė tiesiai, nuo šiol joks žaidėjas negali apibrėžti saugumo tvarkos vakarų Azijoje, neatsižvelgdamas į Irano vaidmenį ir galią. Daugelis ekspertų sutarė, kad Hormūzas Iranui tapo svarbesnis nei bet kuri branduolinė bomba, tvaresnis, patikimesnis ir iš karto panaudojamas. Trumpas tuo metu peržengė visas savo paties nubrėžtas raudonas linijas. Žiūrėkit, ką jis sakė spaudos konferencijoje su Rubio stovinčiu jam už nugaros apie raketas. Jie privalo jų turėti, nes kiti turi. Tas pats Trumpas, kurio gynybos sekretorius Heksetas karo pradžioje skelbė tikslą sunaikinti raketų grėsmę. Raketos ne problema, numoja ranka Trumpas. Jos sužaloja vieną vietelę, bet nesusprogdina planetos. Ką sakė apie sodrinimą Trumpas? Sunku, kai kiti turi, o tu neleidai jiems turėti elektrą ir panašiems dalykams. Reikia naudoti truputį sveiko proto, sakė Trumpas. Be to, Amerikos prezidentas, kurio sekretorius Rubio gegužę reikalavo, kad Iranas atsisakytų sodrinimo, dabar kalba kitaip. O ką sako apie įšaldytus pinigus? Tai ne mūsų pinigai, tai jų pinigai, matyt turėsim juos gražinti. Jei negražintume, niekas daugiau nebepasitikėtų dolerių. 3 raudonos linijos, visos peržengtos per vieną spaudos konferenciją, ne tos linijos, kuriomis jis pateisino patį karą. Net Trumpo sąjungininkai Maikas Pensas, Nikki Haley, Tedas Kruzas ir Lindsey Grehamas sukluso. Kruzas pasakė, istorija moka, kad duoti milijardus teokratiniams pamišėliams norintiems mus nužudyti nėra gera mintis. Grehamas dėl 300 milijardų fondo replikavo, kad tai būtų kaip Maršalo planas Vokietijoje, kai valdžioje dar tebesėdi nacijai. O Irano amerikiečių taryba plojo, vadindama tai ne nuolaidomis, o nesėkmingos politikos pataisimais. Kai sandėriai ploja tie, kurie mėnesiai šaukė ant Trumpo už karą ir piktinosi tie, kurie jį palaikė, tai jau šitą pasako. O dėl to 300 milijardų fondo Trumpas ėmė trauktis, vos kilo pasipiktinimas. Mes neįdėsime čia nė 10 centų, pareiškė jis. Iždas anot jo neinvestuos. Pinigai esą ateis iš privačių bendrovių, iš Europos, Azijos ir Amerikos. Ir tik jeigu Iranas elgsis padoriai. Bet net jo paties viceprezidentas J.D. Vance'as kalbėjo dviprasmiškai. Tai esą būtų tai, prie ko Iranas galėtų gauti prieigą, jei vykdys įsipareigojimus. Tai pažadų kalba ir sąlygų kalba. Bet fondas įrašytas dokumente. Ir dar nepamirškim Izraelio. Šitame kare jis prarado daugiausiai. Netanjahu metų metus stūmė šitą karą, tikino, kad jo glaudus ryšys su Trumpu vienintelis būdas apsaugoti Izraelį. Neždavo Trumpui dovanų, kaip pavyzdžiui auksinį pranešimų gaviklį, tokį patį, kokiais Izraelis susprogdino Hezbollah narius. Rodydavo bendras nuotraukas piloto kabinoje, o baigėsi tuo, kad Izraelis liko nustumtas nuo derybų stalo, viešai pažemintas ir įpareigotas dokumentu, kurio nepasirašė. Bet būkim sąžiningi iki galo. Ar Irano pergalė tikra?
ar ji nesubirės. Yra rimtų ženklų, kad tai pyro pergalė, kuri brangiau kainuoja nei pralaimėjimas. Irano ekonomika griūva, metinė infliacija apie 84%. Maisto kainos auga triženkliais procentais. Vienu oficialiu vertinimu daugiau nei milijono žmonių neteko darbo dėl smūgių pramoniai. Energetikos, naftos, chemijos ir pramonės objektų atstatymas užtruks metus. Net režimo rėmėjai pripažįsta, kad Jungtinių valstijų jūrų blokada atskleidė Irano pažeidžiamumą. Blokada ekonomiškai buvo žalingesnė už pačią karinę kampaniją, pasakė vienas žmogus artimas Irano valdžiai. Ir čia įdomi mintis, kurią pateikė Hebrajų universiteto tyrėjas Manahemas Merhavi. Sankcijos Iranui visada buvo ne tik ekonominė našta, jos buvo patogus pasiteisinimas. Galima buvo viskuo kaltinti užsienio priešus - infliacija, nedarbas, skurdą, kasdienio gyvenimo erozija, bet jos taip pat dengė žalą, kurią darė pats režimas - tai korupcija, neskaidrus fondai, revoliucijos gvardijos įmonės ir švaistimas. Kai dingsta išorinis priešas, atsakomybė visada pasisuka į vidų. Jei sankcijos nuimamos, o gyvenimas nepagerėja, tada žmonės ima klausti, o kągi su mūsų pinigais padarė mūsų pačių valdžia. Kodėl sankcijų panaikinimas nevirto eiliniu klestėjimu? Štai kur slypi didžiausias režimo pažeidžiamumas. Ir režimas tą žino, todėl per karą jis ne tik kariavo, jis žudė savo žmonės. Nuo sausio Irane įvykdyta mažiausiai 40 mirties bausmių, tarp jų 18 protestuotojų. Areštai, baudžiamosios bylos, represijų banga. Šitas karas prasidėjo neva Irano žmonių vardan. Trumpas gi žadėjo jiems laisvės valandą, o baigėsi tuo, kad žmonės liko vieni su dar žiauresnė diktatūra. 30 000 žmonių, kai kurių gydytojų skaičiavimų, žuvo dar sausio protestuose. Tai irgi yra šito sandėrio kaina. Ji tiesiog nematoma naftos grafikuose. Mes esam šio karo užmirštos aukos, pasakė tas pats aktyvistas. Mes ir savo plėšrių vadovų ir užsienio galių įkaitai. Taigi Iranas išėjo ne kaip nugalėtojas, nei kaip pralaimėjęs. Prarado senąjį lyderį, pretenziją į strateginį neliečiamumą. Bet išlaikė valdžią ir gavo naują ginklą. O priešakyje sunkesnė užduotis nei pats karas. Įtikinti savo žmonės, kad ta pati sistema, kuri įvedė šalį į katastrofą, dabar gali ją atstatyti. O ko šitas karas pamokė amerikiečius ir jų priešus? Šitas karas atskleidė amerikietiškos galios ribas. Karas prarijo didelę dalį Jungtinių valstijų tiksliosios amunicijos ir raketų. Pažeidė svarbias karinės bazės regione ir svarbiausia įrodė, kad pasaulio galingiausia kariuomenė negali priversti susilpnėjusio režimo nusilenkti. Vienas buvęs amerikiečių pareigūnas Danielis Shapiro pasakė, dabar einame į branduolines derybas, kai Iranas jau įrodė, kad gali atlaikyti didžiausią Amerikos ir Izraelio smūgį, išgyventi ir suduoti veiksmingus atsakomusius smūgius, sukeldamas globalų ekonominį chaosą. Atgrasiamas, kuris rėmėsi grėsmė, išgaravo. Nuo Obamos laikų patikima karinės jėgos grėsmė buvo būtina bet kokiai pažangai derybose. Dabar tos grėsmės nebėra. Ir čia atsiranda klausimas, kuris turėtų neraminti visus. Iranas 20 metų ėjo iki branduolinio ginklo slenksčio, bet niekada jo neperžengė. Manė, kad slenksčio užtenka, kad slenksčio gale atgrasys. O koks rezultatas? Jį bombardavo 2 kartus 25 birželį ir šių metų vasarį. O Šiaurės Koreja lėkė tiesiai prie bombų, susprogdino ją dar 2006-aisiais, dabar turi 60 ar daugiau ginklų. Ir Trumpas Šiaurės Korejai negrasina, jis ją vadina rimta branduolinė valstybė, o su Kim Jong-inu susitiko net 3 kartus. Pamoka, kurią ką tik gavo kiekvieno pasaulio diktatorius paprasta. Eik iki galo, tik tikras ginklas tave apsaugo. Dabar praktika. Kadagi atsidarys tas sąsiauris ir ką tai reiškia mūsų piniginiai? Trumpas pareiškė, pasaulio laivai užveskite variklius, tarsi rytoj viskas grįžtų į normalias vėžes. Tačiau realybė kitokia. Pradėkime nuo gerų žinių. Naftos kainos krito. Brent markės nafta nukrito žemiau $80 už barelį, žemiausio lygio nuo kovo pradžios. Akcijų rinkos pakilo, pasaulis atsikvėpė. Ir dar viena gera žinia. Tik tai netokia jau akivaizdi. Pasaulio ekonomika šitą krizę ištvėrė geriau nei tikėtasi. Wall Street Journal išskyrė kelias priežastis. Daug šalių buvo gerai pasirengusios, turėjo strateginės atsargas. Naftos rinka pasirodė esanti lanksti. Saudo Arabija eksportą nukreipė per Raudonąją jūrą, o Jungtiniai Arabų Emyratai vamzdynais. Kinija tiesiog sumažino importą ir naudojo savo milžiniškas atsargas. Pasaulis energiją naudoja efektyviau nei prieš dešimtmečius ir net dirbtinio intelekto bumas, duomenų centrų statybos, technologijų eksportas iš Azijos atsvėrė energetikos smūgį. O dabar blogos žinios. Kodėl? Pažiūrėkime į faktus po vieną. Pirmiausia, minus. Iranas primėtė minus sąsiauryje, niekas tiksliai nežino kiek. Iranas tiesiog
Iranas tiesiog paskelbė tam tikras zonas pavojingomis. Kol kanalai neišvalyti, laivai neplauks ir baisiausia, net nežinia, ar pats Iranas žino, kur tos minos. Antra, tanklaiviai ne ten, kur reikia. Saudo Aramco vadovas pasakė tiesiai: laivynas sujauktas, laivai netinkamose vietose, reikia juos surinkti, o tai užtrunka ilgai. Ekspertai pabrėžia svarbiausia, kad dažnai pamirštama dalyką. Pirmiau svarbu, kad tušti tanklaiviai įplauktų į įlanką ištuštinti perpildytų saugyklų ir tik tada nafta vėl galės tekėti sklandžiai. Gręžinių negalima paleisti, kol nėra kur dėti naftos. Trečia, tai draudimas. Karo rizikos draudimas laivams apie 7 ar daugiau procentų laivo vertės. Tai milijonai dolerių per savaitę vienam tanklaiviui. Kol nebus pasirašyti dokumentai ir neateis plataus draudikų ratas, laivai nejudės. Vienas laivybos vadovas pasakė, kad plauksim per Hormuzą tik tada, kai būsim 100% įsitikinę, kad bus saugu. Vertinimo agentūra sako, kad bendrovės norės pamatyti 30-45 dienas ramybės prieš pripažindamos sąsiaurį komerciškai atviru. Ketvirta, pati gavyba. Apie 10 000 iš 36 000 regiono naftos gręžinių stovi sustabdyti. Dalį galima paleisti greitai, bet seni telkiniai gali būti praradę slėgį, surūdyję ir užsikimšę. Vertinimai nuo 4 iki 6 mėnesių, kad gavyba grįžtų prie prieškarinio lygio. Irake iki 9 mėnesių. Kai kurie seni telkiniai gali niekada nebegrįžti prie ankstesnio lygio. Sudėkim viską. Morgan Stanley mano, kad iki rugsėjo grįž tik pusė įlankos naftos ir dujų gavybos, iki gruodžio apie 80%. O Shell vadovas tvirtina, kad pusiausvyrą atkurti prireiks beveik metų, jei ne ilgiau. Įtampa sistemoje išliks dar gerą laiką, tad prireiks beveik metų ir ne savaitės. Ir nepamirškim, kas iš to laimi finansiškai. Tai Iranas. Pagal prieškarinį gavybos lygį ir dabartinės kainas atsivėrus eksportui, Teheranas per metus gali uždirbti daugiau nei 60 milijardų dolerių. Vien per pirmosius 2 sandėrių mėnesius apie 8 milijardus skaičiuoja buvęs Jungtinių valstijų sankcijų pareigūnas. O Irano naftos gavybos savikaina menka – 10 iki 30 dolerių už barelį, kai amerikietiško skalūnų verslo lūžio taškas apie 60-70 dolerių. Tai tiesioginė gyvybės injekcija režimui, kuris dar prieš savaitę duso nuo blokados. Baiminamasi būtent to, kad grini pinigai prilipdys režimą prie valdžios ir padės atstatyti kariuomenę. O blogiausia akimirka anot analitikų yra ne pats sutrikimo momentas, o tas tarpsnis, kol nafta fiziškai sugrįš. Vartotojai ir toliau eikvos atsargas liepą ir rugpjūtį, o Amerikos strateginis naftos rezervas žemiausio lygio per 43 metus. Pasaulio atsargos kris dar mėnesius. Ir nepamirškime mūsų Europos. Net jei sąsiauris visiškai atsidarytų, Europos energetikos problemos neišnyks. Suskystintų gamtinių dujų rinkoje Europa vasarą turės nuožmiai konkuruoti su Azija. Europa atsilieka nuo privalomų dujų saugyklų užpildymų tikslų. Jai gali tekti agresyviai pralenkti Aziją kainomis, ypač jei karštas vasaros oras pakels dujų paklausą aušinimui. O jei Kinija vėl pradės pirkti, kad atstatytų savo atsargas, kainos toliau nebekris. O dabar prisiminkime, kas slypi po Halibafo žodžiais apie mokesčius. Jei Iranas ims mokestį už praplaukimą, vakarų laivai bijos mokėti, nes pinigai keliautų revoliucijos gvardijai, kuriai dar teberas taikomas sankcijos. Galimas dalykas, kad viena judriausių pasaulio jūrų vietų taptų prieinama tik Irano šešėliniam laivynui ir tiems, kuriems sankcijos nerūpi. Atsargesni analitikai lygina tai su Raudonąja jūra. Ten, nors Hučiai ir sutiko nustoti šaudyti prieš metus, laivų vis dar perpus mažiau nei būdavo anksčiau. Tas sąsiaurio atsidarimas popieriuje ir realus laivybos grįžimas tai 2 visiškai skirtingi dalykai. Tad Iranas išėjo iš šito karo kruvinas, bet su nauju ginklu rankose. Ranka ant kranelio, kuriuo gali užsukti pasaulio energiją. Trumpas išėjo su parašu Versalyje ir su 3 peržengtomis raudonomis linijomis, o Izraelis su pažeminimu. Irano žmonės vieni su diktatūra ir su kartuvomis aikštėse. Tiek apie karą Irane ir derybas tarp Donaldo Trump administracijos ir Irano aukščiausio rango pareigūnų. Antroje laidos dalyje kalbu apie Didžiosios Britanijos saugumo krizę. Mat neseniai atsistatydino net 4 aukščiausio rango gynybos pareigūnai, įskaitant ir gynybos ministrą. O šis pareiškė, kad Didžioji Britanija tampa nebepajėgi apsiginti pati. Šalis, kuri įsipareigoja įsiginti Baltijos valstybę, šiandien turi per mažai karių, per mažai laivų ir per mažai atsargų. Tad kaip šalis, kuri negali apsiginti savęs, gali padėti apsiginti mums? Apie tai antroje laidos dalyje, kurią galite pažiūrėti mano Substack, Contribui ir Patreon platformose.